Gabrielė Kazlauskaitė, patikrink mano vyrą. Ištrauka. Artūras. Pocius Artūras gimęs 1984 metais, turi IT įmonę, direktorius ir vienintelis savininkas. Mėgsta automobilius, vairuoja žalią Porsche. Vardiniai numeriai B05S. Mėgsta moterių dėmesį, patinka didelės krūtinės su iškirpte, nemėgsta blondinių, dievina rudaplaukės, juodaplaukės. Netinka su ryškiu makiažu, nebent paryškintos raudonai lūpos. Nepatinka, kai sulaukia vien pritarimo, mėgsta, kai moteris išsako savo nuomonę. Rūko, kai išgeria, jeigu mergina nori rūkyti, turėtų užsirūkyti, kai rūko jis. Mėgsta daug valgyti, patinka, kai moteris nevaržo savęs valgydama. Mėgsta prabangius restoranus, gana agresyviai elgiasi lovoje, bet pasakius, kad nori švelniau nurimsta. Nuoroda į profilį Facebook'e. Ryte radau žinutę, gauna iš nežinomo numerio. Akimirką nesupratau, kas rašo. Vakarykštis išgertas vynas kiek pratrynė atmintį, tik antrą kartą perskaičiusiu, sugrįžo visi prisiminimai. Anonimė, neištikimas vyras, skambutis vėlai naktį. Vadinasi, tai nebuvo sapnas, į kur aš įsivėliau. Vėl skaitau žinutę, šį kartą bandydama suprasti, ko nori nepažįstamoji, vilioti jos vyrą, kaip turėčiau tai padaryti. Flirtas žinutėse, ar aš atlikau savo darbą. Vakar jį minėjo apie sutikimą, net leido su juo sugulti. Nusipočiau pagalvojus apie storulį verslininką, storas, ribalais apaugęs menkista, pametęs gyvas jausmas svetimoje lovoje. Tokie greitai pamiršta žmoną vos pamatęs jaunuotą papingą studentę arba kitą moterį pasiruošusią prieš jį plačiai pražergti kojas. Tokiems bjaurybėms kiti nerūpi, kuiliams svarbiausias jų kotas. Ar turėčiau kištis į jų santykius? Pavyzdžiui, kodėl jie negali atvirai pasikalbėti, pasisodintų jį ant sofos, prisėstų šalia ir ramiai paklaustų, kodėl jų santuoka ritasi žemyn, arba ką galima padaryti, kad santykiai sugrįžtų. Nejau tai taip neįmanoma. Kitas variantas – santykių psichologas ar psichoterapeutas, mediatorius, coacheris, koks nors kitas pašalinis asmuo, kuris garsiai išrėžtų, hebra, darom, ką nors negražu, taip nekęsti vienas kito. Šyptelėjau, visą tai skambėjo daug paprasčiau. Turėčiau imtis iniciatyvos ir juodu pakalbinti, liepčiau atsisėsti priešais vienas kitą, pasiūlyčiau kavos ir sausainių, kad būtų kiek maloniau kalbėtis. Abu gurkšnos kavą ir ramiai aptars meilės reikalus. Brangioji, aš labai atsiprašau, kalbės menkista. Mielasis, daugiau taip nedaryk, švelniu balseliu maldaus anonime. Žmonelė, myliu tik tave, prisipažins sutuoktinis ir stipriai apkabins teisėtą žmoną. Paprastas pokalbis padės apsispręsti, be to sutaupys krūvą eurų, vien pliusai. Pasidariau juodos kovos, prisėdau prie kompiuterio. Mieliau gulėčiau lovoje ir miegočiau, bet tenka sugrįžti į realybę. Sąskaitoje pinigai tirpsta, o galva taip siaubingai skauda, lyg kas ranka gniaužtų kaukolę. Nors tai tikrai nekai, palyginus mokesčius už butą, maistą, kokteilius baruose, mąsčiau, kad kai įstosiu į doktorantūrą, neleidžiu sukovoti priešingai, stipendiją gausiu spalio mėnesį arba lapkritį. Kaipgi išgyventi iki rudens? Beveik iki rudens vidurio.